Atvykau ramiai pailsėti vasarojų, bet nežinau, kiek bus ramu, nes kartą turėjau pasimti savo gyvatę draugę. Išrinkau didžiausią kupolą, kad tarp jos ir manęs būtų daugiausia erdvės. Mano dėmesį iš karto patraukė didžiuliai langai ir labai jauki atmosfera. Užlipau išsirinkti lovos, bet ta gyvatė jau gulėjo išsivertus ant king size bed ir man liepė gulėti arba ant žemės, arba ant sofos. Tai pasirinkau sofą. Realiai tai aš nesuprantu, dėl ko mes tiek pykstamės. Nu jo, aš bandžiau nučiešinti jos bičio Doncę, bet tai čia buvo prieš 2 mėnesius, tai come on. Pasidariau arbatytas, kad atsipalaiduočiau, bet nežinau, kas čia per arbatą buvo, nes atrodo, kad kupolas pradėjo šnekėti su manim. Atsiprašyk ir atgailauk, tarė man kupolas. Todėl būtent tą ir padariau. Atsiprašau savo gyvatės draugės. Jis sutiko man atleisti su viena sąlyga, kad aš užsakysiu kubilą. Tai užsakiau tą kubilą. Kai smagiai pasipliuškenom kubilę, pažaidėm kortų žaidimą, šį kartą ne iš pinigų, bet vis tiek buvo smagu. O ryte vasarojus pasirūpino, kad mes neišvyktumėm išalkusios, todėl parūpino labai skanius pusrytukus. Labai džiaugiuosi, kad vasarojus kupolas leidavo mums suartėti ir man susitaikyti su savo gyvatę draugę. Nu gal nebereiktų jos taip vadinti, bet tada Doncei nebereiktų man skambinėti iš tikrųjų. Todėl tikrai rekomenduoju atvykti vasarojų ir pailsėti gamtos apsupty.